Na ir atėjo laikas kelt galvutę, keisti tą tarpinę, dar tuo pačiu lengvi tokių upgrade'ai kaip špilkaus dėsis, kad tiesiog siauras tarpelis tarp tų gilzių, kaip ir problemėlė yra tame, kad ta tarpinė kas kiek laiko pradega ir žodžiu, špilkos tiesiog sumažins tą galimybę ir prailgins gyvenimą. Tai žodžiu, viską čia ardomės, čia dar padarėm kiškutę, nes buvo tiesiog klaidas pravestas toks. Šitą aišku irgi nusimsim pravotkytę į šoną, viskas į šoną, įsirbimas, išmetimas ir turėtų čia, manau, tvarkingai išsikelt, kadangi vėlgi M-kinis variklis ir šiais laikais, tiksliau tais laikais, čia buvo pagalvota, kad išeitų greitai servisuot. Kadangi keliam galvą ir nenorim, kad įbėgtų antifrizo į tepalą ten kažkaip tiesiog išsileist. Tai aišku, įsileisim iš radiatoriaus čia kažkur, tai dar nepažiūrėjau kur, bet žodžiu. Ir dar iš bloko, turbūt dar svarbiau praktiškai išleist. Tai čia toks biškį šiek tiek paslėptas varščiukas yra. Principe už šito slėgio rezervuaro ten kažkur, grinai už jo žodžiu, yra blokė. Tai tą išsukus, iš bloko išbėga didžioji dalis antifrizo ir tada nelieka nieko galvutį, tai nieks nesilaistys be reikalų. Ardomis viskas sėkmingai. Panašu, kad čia aplinkui viskas jau nuardyta, kolektoriai išmetimo nuimti. Tai va, situationas aiškus, pradegus gražiai. Čia dar kaip taip pradegus, tai visai gerai dirbo cilindrai dar šitie du. Tas net spalva kitokią turi, 6. Nu tai ką, prasičekinsim toliau visus dalykus. Pasimatuosim gilzes, kiek čia yra gerai ir blogai. Žiūrėsim galvą. Planas, kad bloko apačios nieko neliesti. Ardom dalykus. Reikia koromisliukus išimti, dėsim į maišiukus viską, koromislus ir šaibas, viską surūšiuosim, nors greičiausiai vis tiek pasikeis dalykai, reiks iš naujo viską daryti, tarpelius reguliuoti, nes vožtuvų kampai lizdai ten viskas darysis, bet vis tiek bandom susirūšiuoti, nes, žodžiu, vis matyt. Ir dabar įdomiai čia visai taip perduosiu, bet visai fainai. Įsima kontrinimo varščiukas šitos štangelės ir tada štangelį išsitraukia per priekį. Tai čia biškį gali padedam ją sukdami. Tepimo taškas, principas kaip krabo, supranti, eina koromislai, tai kad čia tokia mielesnė ir šiuolaikiškesnė kažkiek tais. Keliavo špilkutis iš FCP Engineering. Vėlgi turi vietoje dalykų. Vakar užsakiau, šiandien turim. Prasičekinom galvreštą ir iš tikrųjų tai labai geros žinios ir labai retai sutinkamos tokios geros žinios. Tai vožtuvėliai visi tvarkingi, čia šiek tiek išmetimo takai yra labai nedaug jauduliuko, tai lengvai pritrinsim ir viskas bus ledas. Esmė, kad čia tikrai nėra kažko tai tokio, dėl ko labai apsimokėtų čia tuos kampus lizdus viską šlifuot ir pinigų bus papildomai ir naudos labai nedaug, sakykim. Dar bus žymiai daugiau darbų, kad reiks vėl perreguliuoti visus vožtų tarpelius. O šiuo atveju tai lengvai patrinsim, tarpelių gal net nereiks reguliuoti. O esmė, kad būklė labai gera tos galvos yra. Kitas dalykas tai labai faini portai, tokie tiesiog tobuli, labai fainai iš gamyklos padaryta ir visokie short turnai ir panašiai, taip kaip maždaug aš ten išsimokęs, kiek čia spėjau išmokti apie tos portus, taip maždaug viskas yra, nematau čia tų diametrų nieko, bet viskas labai panašiai atrodo, grinai kaip būtų išportinta galva, nors jinai gamyklinė. Dar kitas dalykas, vožtų įvaris nė viena nėra sudilus, tai visai keista, nes tiesiog ten tokių pagyvenusių variklių jų būna išdėlę ten tos įvorės ir taip toliau, o šitą taip labai tvarkingai visą dirba. Aišku, tiesiog gali būti optimizuota performansui, kad ilgai gyventų ir nebūtų jokių problemų su ja, bent jau tokių nereikalingų. Šito štangelės koromislų irgi kuo puikiausiai, lengviausiai išsitraukia be jokių pasipriešinimų. Tai irgi leidžia galvot, kad čia nieks nesusikreipia, jokia galva nieko. Bet aišku, mes nuvešim ją nušlifuot ir esmė, kad nieko daugiau nereiks jai daryti.
realiai geriausias variantas, koks galėjo būti su juo čia. Prasimatavom dar gilzės viską, tai irgi, sakyčiau, ta situacija, kur nesitikėjau, bet elipsija, maksimali elipsija yra 200-osios, tai praktiškai nieko, tai prasme speksija pilnai. Aišku, stūmoklių negalim išmatuot, kad tarpelį pamatuot, kiek ten yra išdėlimo ir panašiai, bet esmė, kad elipsijos nėra, tai jau yra čia labai didelis pliusas. Ir nelysim, manau, čia nieko į tą apačią, nes tiesiog jokių ženklų nėra, kad kažkas čia būtų blogai. Ir tokio plano, aišku, nebuvo. Turime čia tokią velenėlių prisukimų ekstrem situaciją, sakykim, kur labai puikiai bus toksai kaip nupasakojimas, kaip prisukti teisingai velenėlius, kad jie netyčia nelūžtų, ypač čia, kai yra daugiau cilindrų, ilgesnis jisai yra. Netidžiai prisukinėjant galima labai lengvai sulaužyti velenėlį tiesiog. Taip pat galima ir vožtuvą sulankstyti. Tai visų pirma reikia variklį pasisukti šiek tiek, kad jisai nebūtų ant TDC. Tai reiškia, visi stūmokliai bent centimetrą būtų žemyn nuėję. Tada įsimetam velenėlius, tiesiog įsimetam, pasidedam juos maždaug ten į tą pusę orientaciškai, kur yra TDC, bet aišku, jie nenorės gult gražiai taip jau įkrist. Tai 4 cilindrų sąlyginai panašiai krenta taip. 3 cilindrų tai galima iš viso įmest tą velenėlį ir jisai nieko nespaudžia, jokio vožtuvo ir gaunasi prisiglaudžia į vietą, tai ten realiai jau atkrenta šitą instrukciją. Bet va 6 cilindrų ir daugiau, aišku, jeigu tiesiog kuo daugiau cilindrų, tuo didesnis šansas, kad papukas kažkuris vis tiek žiūrės žemyn, spaus pilnai ir gausis, kad jisai labiausiai priešinsis velenėlis, kad atsigultų. Tai visais atvejais, žodžiu, kai priešinasi, reikia atsisukti, kad kuo mažiau spaustų tos, reiškia, kumštelius, kad vienas spaudžia pilnai, tai tada jį geriau biškį atsuk, kad nepilnai spaustų ir tada kažkuris kitas irgi nepilnai spausis. Tai šiuo atveju nebaisiai jisai čia nori atsigulti taip, gaunasi dabar 5 cilindrų spaudžia beveik pilnai. Ne visai, bet žodžiu beveik. Ir kadangi čia didelis liftas šito SPM4 variklio, žodžiu visi dalykai, tai net neišeina prigautų varščiukų. Ką mes dabar darysim šiuo atveju, tai šitą atvejį papasakosiu šiek tiek vėliau, o dabar, ta prasme, 9% variklių kitų, tai išeina juos prigauti. Tai prisigaunam su pirščiukais visus varščiukus ir tada susirandam tuos kumštelius, kurie spaudžia bent kažkiek tai koromslus. Tai dažniausiai bus 1 arba 2. Na ir šiuo atveju mes turime šitą 5 cilindrų ir 1 cilindrų, kurie spaudžia. Šitas žiūri į viršų nespaudžia, šitas žiūri į šoną nespaudžia ir 6 irgi skersai nespaudžia. Tai reiškia, į šitus mes galim nekreipti dėmesio, nes jie nespaudžia, bet kokiu atveju tų koromislų, nespaudžia vožtų spiruoklių ir jokios čia nėra apkrovos. Tai reiškia, paskutinius bugelius mes suksim būtent tuos, kur yra be apkrovos. Tai šitas ir šitas. O svarbiausia mūsų bugeliai yra tie, kurie gauna bent kiek apkrovos, tai reiškia 5 cilindrų ir 1 cilindrų. Ir principe taip, tai kai visi būna prigauti bugeliukai su veržlytėm, tada pradedam tolygiai sukt. Ir pavyzdžiui, šiuo atveju matom, kad šitas yra mažiau atšokęs negu šitas 5 cilindrų. Tai reiškia, šitą reikia pirmiau pradėti veržti, bet pradžioje, aišku, kaip sakiau, su pirščiukais visus prisisukam taip.
grinai su pirščiukais tik tai. Ir tada pradėsim, žodžiu, šitą veržt, bet kadangi čia net neina pagauti veržlyčių, čia tas atvejis, kur 10% gal dar mažiau variklių pasitaiko, tai reikia čia dar biškį kitą technologiją įterpt, kur greičiausiai jums neprireiks, bet kadangi jau turim tą situaciją, tai darom taip. Reiškia, čia prisigavom šitą, čia tarpas faktas, kad yra nemažas dar ir panašiai, bet svarbiausias dabar yra šitas bugeliukas, kuris dabar mums dar labiau spaus vožtuvus, negu jis dabar spaudžia. Tai užsidėsim čia raktą ir suksim, kad jisai dar labiau spaustų vožtuvus. Kadangi šitas su pirštais prisuktas tolygiai, viską čia gražiai, jisai gaus atramą į šičią. Čia bet kokiu atveju šitie negauna jokių apkrovų, nes jie tiesiog žiūri į šoną. Žodžiu, mūsų dabar misija yra pasisukti velenėlį šitaip šiek tiek, kad šitas spaustų daugiau, bet kadangi čia jau prisigavę, tai mums viskas čia okei. Bet šitas nusisuks į šoną ir tada atsiras čia mums vietos, kad galėtumėm prisigauti varščiukus. Tai pasižiūrim, aišku, ar kiti kumšteliai, kai suksim velenėlį, neužspaus velenėlio ir nepadarys dar daugiau problemų. Tai šiuo atveju šitas tikrai nepadarys, nes čia kokia 20 laipsnių pasuksim velenėlį. Šitas dar toliau pasidarys, šitas biškį arčiau, bet irgi nedavais, šitas irgi dar toliau pasidarys. Tai viskas ok, dedam raktą, pasukam ir turėtų pats velenėlis įkrist šitas, kad galėtumėm prisigauti veržlytis. Bandom sukt ir stebim, ar tas krenta, ar nieks nesiskersuoja. Taip, viskas atrodo gerai, tik tai kai matau reiks biškį prilaikyti. Ir čia, aišku, neturi sunkiai suktis. Jeigu sunkiai sukasi, kažkas reiškia paskersuojas ir panašiai. Tai jo, ten pakritu, galim prisigauti, tik tai su viena ranka neišeis man, tai prisigausiu ir tada pratęsim. Prisikabinom, svarbiausias tas, aišku, kur spaudžia koromislą, tai tą ir prisikabinom, kitus prisikabinsim tiesiog dabar po to, kai baigsiu čia aiškint. Ir dabar galim šitą atleisti, bet kadangi jau ten prisikabino ir jisai spaudžia ir gauna apkrovą, tai jisai nelabai ir nori atsileisti. Principė, dabar jis irgi dirbantis yra, taip pat kaip ir šitas pirmas. Nes pirmas spaudžia praktiškai maksimum vožtų. Tai mums geriausia dabar pasidaryti viduriuką būtų, taip mes maždaug ir paliekam ir nieko čia daugiau nejudinam. Tai dabar sekantis žingsnis ir klausimas yra įsitikint, kad pirmas cilindras ir penktas cilindras nėra pačiam viršuje, o turim bent centimetrą, geriausia kokie 2 centimetrai giliau būtų stūmoklis įėjęs, nes tiesiog pirmo ir penkto mes spaudžiam vožtuvus, kurie gali atsiremti į stūmoklį, jeigu jisai pačiam viršuje. Tai aš žinau, kad nusisukęs tą variklį, viskas ok. Ir dabar pradedam sukt. Ir kaip sakiau, pradedam sukt tik tai šitus du, nes tik tai šitie du gauna apkrovą. Tolygiai, vieną kitą varžtą, tada pereinam prie šito, lygiai taip pat. Įsitikinam, kad nieks daugiau iš tų kumštelių kažkokiu būdu neatsirado spaudimo pozicijoje darbo, bet čia, kaip matau, viskas gerai, taip kaip planau. Spaudžia tik šiti, tai šitus tik tais dabar ir sukam. Neturi būti kažkoks pasipriešinimas didelis. Aišku, kad pasipriešinimas jaučiasi, nes mes spaudžiam spiruoklės, bet neturi būti kažkokio tai įspūdingo dalyko. Ir čia šiuo atveju dar yra ant kumštelių centravimo įvaris. Tai tas įvaris, kad pataikyti reikia pagalvoti iš tikrųjų. Čia galiu parodyti, yra įvaris, kurios nebūtinai dabar šituose yra labai puikiai pasicentravę. Kadangi aš jaučiau, kai dabar sukau, kad atsirėmė biškį pasunkėjo. Galėčiau dar sukt, gal greičiausiai juos atsistotų į vietą, bet nenoriu rizikuoti, pavyzdžiui. Kituose šiaip dažniausiai gal net nebūna tų įvarių. Vienose varikliuose būna, kituose ne. Tai esmė, kad kai yra įvaris biškį, reikia atidžiau tą daveržimą, kai tos įvaris jau susilygina su galva. Tada reikia žiūrėti, ar jos tikrai gražiai atsiguls ir pasitaikys į tą centravimą. Čia, kaip žiūriu, jos kaip ir nori jau gulti į vietą. Tai galima būtų perleisti jėgą ant šitų biškį. Kaip pavyzdys, 5 cilindrą mes sukam, ne? Ir ant jo yra apkrova tie kumšteliai. Tai mes galim čia šitus biškį prisisukti. Šiek tiek juos lengvai prispaust. Ir tada šitą atpalaiduoti šiek tiek ir pažiūrėti, ar ten su tom įvarėm viskas gerai. Šitus tolygiai po biškį irgi galbūt priveršt,
kad tas atsigultų gražiau ir įvoris tikrai išsicentruotų. Ir kai tik tai jos pasigauna centrą, galim vėl šitą atsisukti, jau šitą spausti ir tuos palikti kol kas ramybei. Čia tiesiog labiau šito variklio specifinis toks dalykas, nes čia labai didelis liftas yra ir biškį tos jėgos didesnės negu standartinių variklių. Tai žodžiu, tą mes ir padarykim dabar. Na ir 1/5 iki galo pritraukti į savo vietą. Čia, kaip sakiau, su šitais biškį pagelbėjom, kad jis tą centrą galėtų pasigauti lengviau ir tada jau dasukom, šitai liko dar kol kas laisvi. Tai šitas, pavyzdžiui, irgi tiesiog į savo vietą ant įvorių užsispaudžia tiesiai ir viskas ledas. Pirmam irgi šiek tiek padėjom ir žodžiu viskas. Šitas tai, kur bendrai prisuka abu velenėlius, aišku, prisisuks tada, kai bus jie abu prisukti į vietą. Tai šia kol kas nieko nevaidina. O dabar tai jo, visus prisisukam kitus, visus iš riešiuko, čia kol kas irgi 1 cilindro ir 5 iš riešiuko pritraukta, tiesiog kad atsigultų, atsiremtų. Dabar visus kitus prisisukam ir tada su raktu pasižiūrėsim, ar viskas gerai sukasi, tiesiog įsitikinimui, ar nėra kažkokių bairių. Nes jie abi pusės turi visai šiek tiek sukinėtis. Aišku, jau kažkur daugiau, jeigu norim, tai vėlgi reikia įsitikinti, kad stūmoklis nelies kažkuris. Ir šiuo atveju turbūt mes atsisuksim ant TDC, kai variklis turi stovėti tą velenėlį bent jau panašiai toje vietoje, nes vis tiek mes statysim degimą tiesiog, kai viską prisuksim ir dar rinksim iki to. Ir aišku, reikia nepamiršti, galutinai, kai viskas jau čiki, prisukti pagal Newtono šitus bugeliukus, nes nuo to labai priklauso, kaip jisai užsispaudžia normaliai tvarkingai ir faktas, kad neatsisuktų. Tiesiog viskas pagal speksą. Čia yra ta vieta, kur yra tikrai svarbi. Ne taip kaip ten, nežinau, koks tai dangtelio varžtas ten iš šono ar čia iš viršaus. Čia reikia vadovautis Newtonais. Greitas toks tipsiukas apie išmetimo tarpinės, tai pavyzdžiui, tokios, tokio tipo žiedai, kur yra užsispaudžia, čia jau susideda, spaudžia vamzdis, ten sandarina. Tai čia, pavyzdžiui, yra L-ringo, kaip matom, paviršius toksai spindus, jis principė turi elastingumo, prisitaiko prie paviršių, žodžiu, užsispaudžia, sandarina liuks. Bet yra pigesnių gamintojų. Tai čia matosi persimato sietukas. Kartais net nebūna ten sandarinimo, tik tai sietukas, jisai toksai supintas, supresuotas ir žodžiu. Tai tokio tipo būna biškai kartais problemų su sandarinimu, jie kieti yra. Ir ypač ten, kur ant spiruoklių susisuka, būna, kur taip nekietai susispaudžia autorių judėjimu. Tai su tais ypač problema su sandarinimu būna. Tai geriau imti geresnių gamintojų originalą arba L-ringą. Tai jie būna padaryti normalesni, sandarinimo medžiagos sudėtas su sietuku kartu ir minkštesnės tos tarpinės. Tai, žodžiu, tokie niuansai. Na kągi, aptarysime pirmąjį kūrimą. Reikės reguliuoti, sukalibruoti sklendės dar. Prasičekiant, ar viskas ok. Ir tada principė atvėsint variklį, perreguliuoti vožtus, tiksliau pertikrinti, ar viskas gerai. Tada surinkti pilnai ir bus viskas. Žodžiu, viskas čia liuks, tai ką lauksim, kad atvėstų, perreguliuojam vožtuvus, sklendžių kalibracija idealiai, viskas kaip buvo prieš tai sureguliavęs, taip ir liko, tai žiūrėsim su vožtuvais ir viskas surinkti. Galima principė čia viską rinkti, dabar įsirbinėjau, nieko mums čia nereiks jau šitoj vietoj. Na ir viskas, MQ varikliukas surinktas, vožtuvus sureguliuoti, visi dalykai.
Dabar liko išsikaitinti dar kartą viską prasičekint. Ir viskas pabaigti surinkti kelias plasmasės. Čia dar dėl šito dangtelio. Nežinau tiksliai kaip su originaliu ten yra, bet su šitu, kur karboninis padarytas, jisai nebaisiai nori ten kai kur į formą atsistoti. Reiškia, kad čia verži, kečiasi, lenkiasi ir nelabai norisi jo veržti iki galo, nes tiesiog gali skilti ir šiaip išsilenkia nesąmoningai. Ir kai neprisitraukia normaliai, tai nuo vibracijų atvibruoja varžčiukai. Tai jau prieš tai pirmą kartą, kai atvažiavo, radau varžčiuką nukritusį ten kažkur. Paskui, kai išvažiavo ir grįžo, buvo čia atsilaisvinęs, jau šitas su pirščiukai sukosi. Tai sprendimą padarysim, užmesim šiek tiek sriegio klijų. Toj vietoj, kur paliksim tą veržlę, ten jinai ir liks. Ir nėra čia, kad kažkokie labai stiprus klijai, tai ir išsisuks kuo puikiausiai, kai reikės atsukti. Po lašiuką. Ir viskas.